Sveiki žiūrovai, aš ir vėl keli, sekmadienio rytas, beveik 7, kieme apie 0 laipsnių, gana vėsoka, manau pardavėjų bus nedaug, bet vis tiek reikia važiuoti, patikrinti, kažką tikrai rasime. Aš jau turge, pilna žmonių. Mašina irgi. Jau keletą daiktų nusipirkau, nunešiau atgal į mašiną, pasidėjau. Ką, toliau keliaujam džiunglės. Iš čia pirkau lygintuvą. Daugiau nieko nemačiau gero. Pirmą kartą pirkau lygintuvą, bus įdomu, kiek jis vertas. Čia kitoje pusėje dažnas pardavėjas, visada būna, turi įdomių daiktų, bet kainos didelės, ne man. Čia matosi atvažiavęs vyras su vaikais, pardavinėja turbūt daiktus iš namų, ką turi. Bet nieko įdomaus nerandu. Keliauju toliau, o va čia jau įdomiau. Daug žmonių vaikščioja, tai reiškia ženklas, kad verta paieškoti ir nemažai čia daiktų pirkau. Ta juoda skrynė, dėžutę cigaretėms susidėti, fotoaparatą. Keletą daiktų nusipirkau už čia. Daug žmonių. Gan pigiai, po 2, po 3 svariukus. Aišku, vėliau parodysiu. And after last Saturday's episode where I was facing the... Karinė technika, esu kelius pardavęs, greit parsiduoda. Reikia paklausti. Kas čia yra? How much for this? Sorry. That one, it's £8, that mate. 8, yeah. I had it in my cabinet at Astra for 19. Oh. Because I put them in cabinets as well, antique place down Yeah. at the bottom. Too much. £6 death on that, but I can't take any less. You'll not buy one for that, I can tell you that now. Because I normally get £19 for it. Cheap at that. Yeah. I'm about to buy it. It's an old tank, someone. Please. Cappuccino. Pamačiau šitą kamerą, patiko jinai man, apžiūrėjau, bet kaina buvo 20, pasiūliau 10, tai aišku nesutiko, bet reikia bandyti. Daugiau nelabai čia man kas užkliuvo, už akių. Dažnas pardavėjas, visada būna turge. Iš va šito pardavėjo pirkau 3 skaičiavimo mašinėlės, nešiojimą kompiuterį, laikrodį. Va, tuoj aš jį pakelsiu. Mokėjau svarą. How much for watch? Dar klausiu, kur vat matosi ant žemės svarmenis. Tai už juos norėjo 20. O va čia, pačioj jau pabaigoj, pamačiau įdomų stalą su karinė
atributika su ginklais. Tai nufilmavau, jums parodyti. Čia visokie ženkleliai. Ir jisai buvo nepatenkintas. Sako, ką čia darai? Sakau, filmuoja. Sako, negalim. Gerai, gerai, sakau. Išjungiu kamerą. Ir ką? Turgus baigėsi, jau keliauju link mašinos. Va, keli daiktai. Čia gal antras maišiukas mano. Ir dar paskutinę sekundę iš šito pardavėjo nusipirkau kamerą. Ir vėl pilna skrinė daiktų. Grįžau iš turgaus. Susikroviau, apsivaliau. Ir apžiūrėsim, ką man čia pavyko rasti. Aišku, čia ne viskas telpa. Taigi, pradėkim nuo ausinių. Ausinės senos, retos. Mokėjau 2 svarus. Pasirodė įdomios. Tai nusipirkau. Kaina jų apie 15-20. Toliau yra skaičiavimo mašinėlės. Pagaminta Anglijai. Už visas šitas 3 mokėjau svarą. Čia turbūt sena kaina. Prieš daugybę metų. O dabar jos eBay'u nelabai radau jų. Tokios labai panašios. Tai nuo 20 iki 60. Bet reiks dar paieškoti. Prieš dedant išsiaiškinti. Tiksliau. Toliau čia žaidimas. Žaidimas arkadinis. Čia yra 30 žaidimų. 30 žaidimų. Labai čia neišsiaiškinau, kas kaip. Oi. Svarbiausia, kad veikia. Mokėjau svarą. Kažkas apie 20 naudoti. Nauja apie 30. Tai visai geras pirkinys. Toliau radiją mokėjau 5. Mokėjau 5. Apie 20. Buvau atidaręs. Viskas gražiai supakuota. Todėl ir mokėjau 5, nes kaip ir nenaudota. Tai man tenka tokie pasiūlymai. Toliau batai, Dunlop, Golfo, matos iš pado. Kaip ir nauji. Mokėjau 3 svarus. Kadangi firma tokia iš pigesnių. Tai ir kaina apie 15. Toliau dar irgi batus pirkau šituos. Clarks. Populiarus. Gera firma. Mokėjau apie 3. Nu, šitie brangesni yra. Šitie brangesni. Apie 30-60. Aišku, 60 nauji. Čia gal irgi nenešioti, bet vis tiek. Reiks dėti pigiau. Lagaminas patiko. Aliuminis toks pusiau. Gan gerai pagamintas. Kokybiškai. Kavalet. Tokį vieną radau, bet ten truputėlį buvo kitoks. Išorė
Išorė labai panaši, vidus tik skiriasi. Šiandien. Kažkas man čia pastrygo. Techniniai nesklandumai. Čia vidus įdomesnis. Toksai susidėt popieriams. Mokėjau svarą. Visai gerai. Kažkas apie 25-30 bandysiu dėti. Čia vat šituos pirkau. Iš to pačio. Šitas. Po to dar čia bus kompiuteris. Iš to pačio žmogaus gan pigiai. Toliau keliaujam prie šachmato. Elektroniniai šachmatai. Mokėjau apie 2 svarus. Kažkas 20. Toliau muzika. Šitą savo pasiliksiu pasiklausyti. Dirbant. Mokėjau svarą. Toliau Lego. Iš pradžių sakė 15, po to 12. Tai pavyko už 10 nusipirkti. Kadangi nėra žmogeliuko, tai žodžiu nelabai čia ką nelabai brangiai ir parduos. Tai pasisekė už 10, bet vat šitie įdomus dalykai. Plokštelės su mikroschema. Šitie, manau, pakainuoja po svarą po 2. Tai gan gerai pasisekė man čia. Toliau matome radiją ir kasečių grotuvą GVC. Gan įdomus modelis. Ir čia yra dar, matai, kasetė įsideda taip. Kasetė įsideda. Tokia kompaktiška radija. Atsidaro. Mokėjau 5 svarus. Mačiau, yra parduota už 60, bet yra kelios įdėtas po 30, po 40. Tai visai neblogas pirkinys. Po to eina kasečių grotuvas. Matsui. Be pultelio. Mokėjau svariuką. Bet mačiau, yra pultelį po 10-12 svarų. Jų kaina apie 50, tai manau reikės pirkti pultelį ir tikrint. Jeigu viskas gerai, tai išeis į pliusą. Po to kamerą pirkau, mokėjau 10, biškį gal daugoka. Siūliau 8, bet nesutiko. Esu kelias pardavęs. Veikiančias ir neveikiančias. Šiaip daug kas tokias perka vien dėl pasijungti prie televizoriaus. Jeigu turi senų kasečių, tai jie pasijungia ir žiūri ką prifilmavę. Tai vat, dar čia buvo 4 kasetės. 4 tokios kasetės. Naujos, jos apie 5. Tai vien čia 20. Nu, šitą nežinau, šitą reiks gal palikti prie kameros. Ir pakrovėjas, keli laidai prijungti. Tai nežinau, reiks tikrint žiūrėti. Bus matyt. Toliau dar telefoną pamačiau įdomesnį. Motorola. Mokėjau 2 svarus.
Jos gan brangios, bet žiūrėjau parduotas 3 dalim, jeigu neveikia, dalim po 12-15. Aišku, aš nelabai ir patikrinsiu. Tai, žiūrėsim. Toliau Sony DVD grotuvas. Mokėjau 50 centų. Kaip sakant, būtų keista nepirkti. Reiks tikrinti, žiūrėti. Fotoaparatas bei retė. Visada tokius, jeigu gera kaina. Jeigu gera kaina, visada tokius perku. Senus, vintage. Aišku, čia biškį nudaužyta. 3 svarus mokėjau, bet šį kartą nelabai pasisekė, apie 12 svarų. Jie kainuoja, aišku, yra ir 20, ir 12, tai konkurencija. Šį kartą gal prašoviau, bet mokinamės. Toliau žibalinė lempa. 3 svariukai. 3, bet žiūriu, dabar čia nulaužta biškį nesilaiko, rankena. Gal aš nulaužiu. Tai kaina jų yra nuo 30 eina. Nuo 30 rinkoje, tai bus matyti, žiūrėsim. Bet visai graži tokia kieme pasišviesti, žibalinė lempa. Toliau DVD kolekcija apie žvejybą. Mokėjau 3 svarus. Kadangi neišpakuotas, naujas, tai sutikau su kaina. Toliau ir pirkau šitą kompiuterį. Matos ekranas suskilęs jau. Už svarą. Tai dalim bus 15-20. Bet žiūrėjau, dar sidaromas išimtas. Ir spėkit, kur pagamintas. Parašykite komentaruose. Nu, kas atspėjo? O pagaminta Lenkijoje. Nustebino mane. Toliau kompiuterį dar pirkau. 10 svarų mokėjau. Pamačiau, kad į 7. Čionais modelis. Būtent tokio nelabai radau, bet yra 810. Kažkas apie nuo 60 eina. Bet turbūt savo pasiliksiu, nes reikia atsinaujinti man. Reikia atsinaujinti. Dar keli daiktai netelpa. Tai greit mes juos praeisime. Čia kompiuteriukas, verčiantis žodžius į 6 kalbas. Mokėjau 2 svarus, apie 14 įdėtas internete. Čia Scrabble, populiarus žaidimas. Čia su žodžiais kažkaip juos reikia dėlioti, rašyti ir taip toliau. Nesu žaidęs. Mokėjau apie 2, kažkas apie 12. Jų daug yra. Šiaip jų daug yra, konkurencija didelė. Toliau žibalinė lempa. Mokėjau 5 su gaubtu stikliniu.
be stiklinio apie 30, su stikliniu gaubtu apie 60 įdėta internete. Šiaip su stikliniu gaubtu jų nėra daug. Tada ir vėl veidrodėlis su kažkokiu karalium čia. Su karalium mokėjau apie 2 svarus. Kažkas 35, 45. Pirštinės mokėjau 2 svarus. Apie 15. Toliau šita žibalinė lempa, aišku, trūksta gaubto, čia turėtų būti stiklinis, toks pailgas, bet nėra. Yra tokių keli įdėti, kainos įvairios, 30, 60. Aišku, viskas priklauso nuo gamintojo. Čia, kaip matos, užrašų jokių nėra. Bus matyt, žiūrėsim, reiks atidžiau pasižiūrėti, dar paieškoti. Šitą spaustuvę parašyta How to make your real cream. Kremams gaminti. Neįsivaizduoju, ką čia reikia daryti. Mokėjau svarą. Yra vienas įdėtas toks, tai kažkas 15. Visai neblogai. Toliau cigarečių dėtuvė. Mokėjau 2 svarus. Siūlė 3. Aš jam pasiūliau dar kartelį 2. Tai cigaretėm yra toks vienas įdėtas už 25. Visai gerai, esu pardavęs, truputėlį mažesnius. Gan perka juos, ypač tokius visokius metalinius. Keletą papuošalų. Čia gavos po svarą. Kažkokios kainos. Vintage glass necklace. Ant kaklo grandinėlės 3. Šiaip gavos 4 svarai už viską, tai nežinau, bandysiu šiaip. Su tais papuošalais tai nelabai lendu. Daug jų yra, konkurencija didelė, pilna kiniečių. Geriausia vat tokie vat, kai būna seni, 20 metų senumo. Tokių daiktų jau mažiau, daug kas nori. Tai ir perka juos. Toliau, čia aišku iš naujesnių, Tefal. Aišku, reikia išvalyti. Išsivalo čia, yra visokių tų miltelių skysčių. Čia šitą pamačiau. Toks įdomus kažkoks yra užrašas. Sunku perskaityti. Mokėjau gal 3, gal 2. Kažkas panašaus. Toks įdomus, nežinau. Kis atidžiau, kiek jų vertė, neaiškiai. Po to čia diržas. Versace. Pagaminta Italijai. Mokėjau 4. Nežiūrėjau dar, kokia vertė, bet reiks patikrinti. Toliau čia keletą žaislų vaikams. Už visus mokėjau 5. Buvo maišiukas. 5 svarai. Tai kodėlgi ne. 2014 metų. Toliau čia yra kažkas arbatinukas. Kažkas susijęs su Japonija, su neįsivaizduoju. Mėgautis arbata. O, kas čia dabar? Ką čia reiškia? Žinai, čia originalas ar ne? Turbūt ne.
Neįsivaizduoju. Dabar tik pamačiau. Čia kažkoks autentiškumo gal įrodymas. Reiks dar tiksliau viską peržiūrėti. Mokėjau apie 4. Yra visokie štampai. Šiaip jie pakainuoja. Yra keletą, aišku, skiriasi truputėlį formos, bet 40-60, tai nustebino. Šiaip pirmą kartą tokį nusipirkau. Ir toliau paskutinis mano pirkinys. Tai šitą metalinę dėžę. Nesu pirkęs tokių didelių. Čia kažkokie inicialai yra. VHP. Ieškojau, nieko neradau. Naudojau Google Lens. Čia dar raktas turėtų būti, bet aišku jo nėra. Gan sagtis tokios įdomios, tvirtos. Metalinė dėžė, sunki. Oi. Čia aišku popierius. Tokių šiukšlių. Tai mokėjau 8, tai nežinau. Šiaip nuo 40 prasideda. Esu pardavęs vieną mažesnę už 20. Bet ten buvo gan lengva, tokia iš plonos kardelės. O šitą tai jau rimtesnė. Nu, šio savaitgalio pirkiniai. Vakar lijo, šeštadienį nevažiavau į ten kitą turgų. Sekmadienis buvo gražesnis, tai nulėkiau patikrinti. Aš visai neblogų radinių radau. Už visą šitą ir prieš tai, kur rodžiau, sumokėjau 115, bet gan yra nemažai daiktų virš 20, 30. Tai sakyčiau sėkminga medžioklė. Ir susitiksim prie kompiuterio. Pažiūrėsim, ką išėjo parduoti. Ir kągi, per paskutinę savaitę parduotas automobilio baterijai pakrauti. Už 30 svarų. Tada čia kažkas su internetu susiję, prijungt, ryšį pagerinti ar kažkas panašaus. 18,50. Čia 2 vazos mažos, prieš savaitę pirkt ar prieš 2. Už 10. Čia žibaliniai lempai, knatas ir reguliatorius. Už 28. Čia tokios kortelės, karinė technika. Už svarą gal mokėjau lygtais ar 50 centų. Tai nelabai jos vertingos, 3,50. Čia toliau yra stalo žaidimo tokie kamuoliukai. Parduota už 4,70. Čia nupirko. Pasiūlė 18 ir nesumokėjo. Tai atšaukiam. Toliau DVD grotuvas. Blu-ray. 30 svarų. Čia nežinau, kažkoks matuoklis. Nelabai suprantu.
Kažką matuojam. 19. Čia pasiūliau 6. Toksai į bagažą keliaujant įsidėti plaukų džiovintuvas ir lygintuvas. Tai bet po to atšaukė, nebesumokėjo. Čia kortelės Final Fantasy 6. Nežinau. Aš turiu gal 6, 7 ar 5 lygtais. Tai parduotas už 5,50. Xbox pultelis už beveik 10. Šitas kasečių grotuvas parduotas už 28. Klaviatūrą nupirko penktadienį. Vis dar laukiam, kad sumokėtų, bet turbūt jau nebesumokės. Fotoaparatas nesenai keltas, filmavau čia, rodžiau prieš kelias savaitės, pirktas už 3 svarus, parduotas už 40. Čia kompaktai Panasonic 100. Nupirko, bet dar nesumokėjo, laukiam. Kolonėlė viena nedidelė, 8,50. Čia stalo įrankiai. Gana senai kėliau, ilgai turėjau, parduota už 45 ir paskutinis virtuvinis kombainas parduotas už 38. Tai va, šios savaitės pardavimai tokie. Reiks dar pakuoti šitą, pasidėjau. Ir ką, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksim už savaitės vėl.